Jėzaus radijos! Pasiruošęs tu ten ką nors? Aišku, kad pasiruošęs. Džinglą. Turiu naują džinglą. Massive Attack. Kiek šitam sumokėjai? Aš Jėzus ir aš klausausi Jėzaus radijo. Sveiki, čia Jėzaus radijas ir aš jo vedėjas, brolis Gailius, o su manim kaip visada Tėvas Pranciškus, garbė Jėzui Kristui, laba diena. Mūsų Lietuvą daug kas vadina Marijos žeme, nes yra apsireiškusi Marija ne kartą, bet yra įdomesnių ir gerokai keistesnių apsireiškimų istorijų. Per naujus metus vienas paauglys kaime savadarbę petardą susisprogdino rankose, tai dažnai būna taip. Iš tiesų dažnai pasitaikantis įvykis. Tačiau koks buvo skirtumas tarp visų kitų susisprogdinimų ir pirštų nutraukimų, tai kad kraujo dėmė ant sienos visiems buvo labai panaši į Marijos veidą. Taigi pradėjo plūsti tikintieji pradėjo plūsti, melstis aplinkui, maldininkai iš visos Lietuvos ir paauglio tėvai pradėjo. Iš pasaulio taip pat. Taip, ir iš pasaulio buvo svečių iš Latvijos, buvo svečių iš Baltarusijos, iš Lenkijos iš labai daug, Ukrainos, be abejo, nes Lenkijoje labai daug pamaldžių žmonių. Taip. Dar viena istorija, taip pat įvykusi Lietuvoje, vaikų namuose, kai vaikai gavo maisto labdaros iš Olandijos. Taip, labai geri žmonės, Olandai, ačiū jums labai. Bet įvyko toks įvykis, kad sunkvežimis kažkaip tai krestelėjo per duobę ir tos visos dėžės iškrito visos ant žemės. Tas maistas, kuris iškrito ant žemės, suformavo Jėzaus veidą. Taip, Jėzaus veidas iš labdarinio maisto. To maisto vaikų namų direktorė neleido vaikam valgyti, liepė melstis prie Jėzaus veido ir maistas sugedo, žinoma, prasidėjo įvairios lygos, na jis ten puvo, kai kurie vaikai susirgo ir iškeliavo pas Jėzų. Dar viena istorija, kuri atkeliavo pas mus iš Alytaus, tai yra medicinės atliekas, buvo sugedusi krosnis ir medicininių atliekų nesudegino, o jas tiesiog išvežė ir supylė į sąvartyną. Kas buvo nuostabu, tai kad krūva. Vėlgi krūva, atkreipite dėmesį, pirmai maisto krūva, dabar medicininių. Dabar medicininių atliekų krūva, tai visokie navikai, navikėliai. Ir vienas benamis, būtent ieškodamas kažko tame sąvartyne, pastebėjo Jėzaus veidą ir iš karto norėjo įgauti to šventumo. Be abejo, perimti tos. Susirinko keletą tų atliekų, išsikepė, suvalgė ir berods netgi ir žalias jisai ragavo iš pradžių. Be abejo numirė. Jis be abejonės. Ir pateko pas Jėzų. Mūsų žiniomis jis dabar yra būtent danguje. Taip. Taip pat vieną kartą Šventa Marija pasirodė tolimojo reiso vairuotojui, kuris važiavo per Lenkiją. Jisai be abejo ir taip daug meldėsi, nes kai važiuoji per Lenkiją, tu turi melstis. Taip, ir jis buvo nemegojęs. Ir dėl tų kelių, kad nemirtų. Jis buvo nemegojęs 8 paras, jam apsireiškė Marija. Taip, jis ėmė melstis taip karštai, kad jis tiesiog visas kūnas pradėjo degti ir įkaito nuo tos maldos, nuo to šventumo, kad jam prie nugaros ir užpakalio prisilydė visas veliūrinis apmušalas sėdynės, kurį teko šalinti chirurginiu būdu. Tai labai tokia keista tokia ir įdomi istorija. Norime pasakyti, kad Jėzus ir Marija nėra vieninteliai, kurie apsireiškia žmonėms, velnias irgi turi savo kelių. Ir norėtume, būdami objektyvus, tiesiog paskaityti jums dar vieną apsireiškimą, kuris įvyko Šančių rajone. Tai yra Šalčininkų, aš atsiprašau, rajone. Tai buvo vienai moteriai, viename būtent kaime iš to rajono, buvo apsireiškęs tas toksai pranašas Krišna. Tai apsireiškė Krišna ir ji pradėjo žmonėms eiti, pamokslauti, liudyti, kad jie apsireiškė Krišna ir žinoma, kaip ir nenuostabu, kaip ir reikėjo spėti, žmonės iškvietė psichiatrinės ligoninės personalą ir tą žmoną, būtent žmogų, tą moterį išvežė į psichiatrijos gydyklą. Ir juokinga iš tiesų sutapimas, kad psichiatriniai gydykloj jai Krišna nebe
nebeapsireiškia. Ne. Ir vaistais šią šizofreniją, Krišnos apsireiškimą, kitaip nepavadinsi kaip tik tai šizofrenija, išgydė, vaistais išgydė ir pasiuntė atgal namuose. Čia labai įdomi istorijos dalis. Taip, ir gavosi taip, kad namuose jį grįžus į savo kaimą, tiesiog pasiėmė dalgį ir išžudė 64 žmonės. Visus 64 kaimo žmonės. Ir atvažiavusi policija buvo priversta ją nušauti. Tiesiog nes jinai priešinosi su ir ši istorija būtent yra puikus pavyzdys to, kas būna, kai jums apsireiškia netikri pranašai. Tai yra velnio darbas. Taip. Jeigu jums apsireiškia kažkas tai, išskyrus Mariją arba Jėzų, kreipkitės į psichiatrus, ponai. Tai yra kažkas tai blogai su jūsų galva vadinasi.